Jei kramtai nagus nuo vaikystės ir jau nebetiki, kad įmanoma nustoti, klausyk iki galo. Pradėjau kramtyti nagus būdama 7. Mama darė tą patį. Dabar suprantu, kad tikriausiai paveldėjau iš jos. Per tuos metus bandžiau viską. Neskanų laką pripratau prie skonio per savaitę. Guminė apyrankė ant riešo nutrūko po mėnesio. Pažadus savo kiekvienais naujaisiais niekada neišsilaikė ilgiau nei 2 savaitės. Kiekvienas nepavykęs bandymas tik sustiprindavo jausmą, kad aš tiesiog neturiu valios. Praeitą vasarą draugė parodė savo žiedą – Calmy. Sakė, sukinėja jį, kai nervinuosi, vietoj to, kad kramtyčiau. Nepatikėjau. Galvojau, jei valia nepadėjo, kaip padės žiedas. Nors ir skeptiškai tai žiūrėjau, vis tiek užsisakiau. 1 savaitę nieko nepastebėjau. Nagus vis tiek kramčiau. Tik dabar su žiedu ant kito piršto. 2 savaitę pastebėjau keistą dalyką. Kai jaučiau tą įprastą norą kramtyti, ranka kartais eidavo prie žiedo, ne prie burnos. 3 savaitę tas kartais tapo dažniausiai. Po mėnesio, 1 kartą per 20 metų, mano nagai buvo pakankamai ilgi, kad galėčiau pagaliau užsirašyti pas manikiuristę, nes nebebuvo gėda. Tai nebuvo stebuklas. Tai tiesiog buvo pirmas metodas, kuris davė mano rankoms kitą veiklą, o ne tik liepė nustoti. Jei ir tu kramtai nagus, žinau, kiek metodų išbandėjai ir nepavyko. Šitas gali skirtis. Ne todėl, kad jis stebuklingas, o todėl, kad jis pagaliau duoda rankoms kitą darbą streso metu. Calmy.lt